Tai maždaug pasidėliau. Įrangą čia dėsim dviem eilėm. Čia šone dar dažnį kaitiklį pastatysiu. Tarpą tarp šitų darau 14 cm, čia darysiu 13. Tai turim dvi eilės horizontaliai. Čia automatų susidedu, valdiklį, kontaktorius, rėles, rozetę. Išoriniam pajungimui čia ir čia bus, su kabeliais užeisim per čia. Ir čia vieta dažnio keitikliui ir dar panaudojau 5 amperų maitinimo šaltinį, kuriam reikia ten bent kokių 16 cm, sakykim taip, tarp lavelių. Tai nusprendžiau čia jį įdėti. Nu va, dėliaus, kažką susidėliojau. Žiūrim, ką turim. Tai trumpai įvadas, 3 grupės vandens siurblių. Tai ten kaip ir stovi 3 padėčių raktas. Vienoj padėti jungia vieną kontūrą, per vidurį abu kontūrus, kitoj padėti kitą kontūrą. Tai čia su tais vandens siurbliais taip ir yra, kad šitie eina ne per raktą, kurie visą laiką veikia, čia viena pusė, čia kita pusė. Kiek ten tų vandens siurblių stovi, neaišku, jie ten labai mažos galios, ten po 100 gal kokią vatų, nežinau. Tai tiesiog paruošęs, kad būtų galima ar 2 ar 3 net pajungti į vieną grupę, dėl to stačiau 4 kontaktų rinklės. Toliau eina degiklis. Pinautas pas pačio degiklio fiškė yra biški kitoks, ten eina fazė žemė 0 ir tada dar tie signaliniai kontroliniai. Nenorėjau šitoj pusėje žemės perkelti į centrą tarp pilkos ir mėlynos, nes galvoju vis tiek, jeigu jungtų pagal laidų eiliškumą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tai 7 gysla paprastai būna žemės, tai žemė atsidurtų čia. Esmė tokia, kad čia 1, 2, 3, nu, susikeis vietą. Kažkas vis tiek susikeičia. Toliau turim čia vienfazį siurblį galima pasijungti arba trifazį siurblį. Tai trifazis per dažnio keitiklį, vienfazis per kontaktorių. Čia pagrindinis sulčių siurblys. Tiesiog numatęs rezervinį, jeigu paprastai jungiam per dažnio keitiklį, bet jeigu jau kažkas kažkur nudegtų, neturėtų greitai pakeisti, o ten dirbti reikia, tai iš bėdos galima vienfazį pasistatyti. 4 temperatūriniai jutikliai, varžiniai PT100 arba PT1000. Čia, kaip ir sakiau, iš dažnio keitiklio. Toliau turim, dabar neprisimenu eiliškumo, reiktų schemas pasižiūrėti, yra STB apsauga, tai ateina komas ir NONC kontaktas ir dar žeminimas, kadangi ten 230, tai dar ir žeminimą pasiruošiau. Jo, tai šitoj vietoj tas yra, čia yra, šitie 2 eis į pultą, tai čia bus 24 V grandinė, o čia 230 V grandinė, tai tam 3 padėčių raktų, kaip ir sakiau, ten taip tiesiogiai pajungimas ateina fazė, išeina fazė į vieną siurblių grupę ir iš kito kontakto į kitą siurblių grupę. Žeminimą taip pat, nors žeminimas yra per šitą, bet dėl viso ko dar čia užmečiau. Turim 3 jutiklius, dariau pliusas minusas signalas, jeigu ten nebūtų minuso, tai pliusas signalas, tai tiesiog rezervas tas vidurinis. Tai vienas bus vandens slėgis, kitas bus signalas ten iš tokios sulčių vonelės, kad jau iš pasterizatoriaus, jeigu ten toj tarpiniai talpoj pakilo jau iki aukšto lygio, kad atjungtų, kad nepiltų. Tai paprastai plūdė statosi 2 kontaktų, bet numačiau, jeigu ten susimanytų kokio gudresnio jutiklio pasistatyti, tai būtų galima ir pliusą minusą paduoti.
Ir šičia dar vieną jutiklį, čia paprastai to nenaudodam, čia pirmą kartą man tokį pakišo. Negelės. Statysim šitą kaip čia pavadinti, į vamzdį, į šlangą, kažkurioje vietoje virinsis, aš tiksliai nežinau, bet čia tiesiog, kad matytų, kad yra produktas, kad yra skystis, kad tiesiog ant tuščio nedirbtų siurblys, tai reikės programuoti šitą jutiklį. Ir čia gale dar yra vienas vožtuvas, valdomas pneumatika, 24 voltų žeminimą padariau dėl viso ko, nors paprastai nedavėm 24 voltų vožtuvų žeminimų, bet įmečiau. Turim 3 kontaktorius, tai vienas kontaktorius avarinio stabdymo grandinės, atjungs įtampą kitiem komponentam, kad šiek tiek saugiau būtų, sakykim taip. Vienas kontaktorius bus to vienfazio siurblio valdymui ir dar vienas kontaktorius bus degiklio valdymui. Tai tiesiog sujungę kontaktus galima būtų rėlę statyti, bet aš mėgstu, kadangi ten stovi tokia STB apsauga ir kad jinai suveiktų, turiu užsikaitinti virš 100 laipsnių, aš paprastai uždedu limitą, kad nebūtų galima daugiau negu 100 laipsnių užduoti. Bet kad reikėtų tą apsaugą patestuoti, tai va tiesiog paspaudžiam, palaikom, pasižiūriu, ten dakyla iki 100 viršaus laipsnių, ar suveikia ta STB apsauga. Kas turi tos pasterizatorius, tai būtų gerai, kad iš tikrųjų prieš kiekvieną sezoną prasitestuotų šitą funkciją, ar jinai teisingai veikia, nes būna nutraukia kapiliarą ten ir niekada ir nesuveikia ta apsauga, kaip sakant. 3 rėlės 230 voltų, čia bus 2 rėlės signalam iš degiklio, ten išeina 230 voltų, tai man tiesiog, kad nusikabinčiau valdiklį signalą, tai per rėlę pasidarau, nes į valdiklį 24 voltai nueina. Tai vienas bus aliarmas, jeigu ten išmetė, tarkim, baigėsi kuras, ar kita problema, neužsidegė, ten koks jutiklis, liepsnos nemato ar kažkas. Tai. Kitas darbo režimas, kad atseit dirba. Šitas iš STB apsaugos, STB apsauga ten tiesiai irgi montuojasi į jėgos grandinę, bet kad kai jinai išmetė, tai tiesiog iš čia nusikabinsiu signalą į tą rėlę, kad pasiduočiau į valdiklį. Galėčiau, aišku, STB jungti tiesiai per valdiklį, bet maža ką, kažkokį outputą pramušė ar dar kažką, tai negaliu taip laisvai rizikuoti, tai jungiu tiesiai 230 grandinę, kaip parodyta, kaip gamintojas parodės, ne va taip ir darau. Panaudojau 5 amperų maitinimo šaltinį, turėjau aišku ir 2,5 ampero, bet pasistačiau 5, truputį galingesnį negu įprastai, aišku, čia jo kaip ir per akis turbūt būtų mano ir to 2,5, nes paprastai su tokiu įsiverčiu. Tiesiog rezervę turėjau tų 5 amperų, jie laikosi, niekada nepanaudoju, sakau, reikia čia įmesti. Pasistatysiu saugiklį kokiu 3,15 amperų, kad jau ten dėl apsaugos, tai saugiklis, pliusas, minusas, reikės čia pasiduoti į valdiklį ir visas grandinės. Signalas iš po varinio, čia pasistatau diodą, aš mėgstu, kadangi nusikabinsiu į dažnio keitiklį external fault ir čia va Delta naudoja tokią technologiją, kad tą vidinį maitinimo šaltinio 24 voltų yra sujungta, čia sakykim, jeigu aš perrinksiu ant NPN modo, tai per tą external faultą man jisai paduos 24, aišku, per varžą tai pagražintų tos 24 ir galimai net kontaktorius neatšoktų, jeigu aš spaučiau avarinį stabdymą, tai pasistatau diodą šitoje vietoje, kad jeigu įvyktų koks gedimas, kad vis tiek kontaktorius atšoktų. Pasyvi apsauga.
Ir dar nusikabinsiu į valdiklį, aišku, tą signalą avarinio. Toliau automatukas rozetei. Kabinsiu prieš įvadinį kirtiklį turbūt. Ne tai, kad turbūt, bet kabinsiu prieš įvadinį kirtiklį, kad tiesiog jeigu ten kažkas išsijungia įtampa, bet jeigu yra poreikis, kad būtų galima pasinaudoti rozetę. Nuotėkio rėlė, automatas maitinimo šaltiniai, automatas siurbliam, automatas degikliui, automatas vienfaziui siurbliui. Čia kur sakiau siurbliam, tai turiu omeny vandens siurbliam, o čia sulčių siurbliui vienfaziui, kuris ant rezervo stovės tiesiog. Ir trifaziui dažnio kaitikliui. Tarp kitko, nuotėkio rėlę naudojam, tai va tos džemperius RFI reiktų išsitraukti. Ant šitos serijos tiesiog atsisuko varžtas ir čia toks vat taukštų iškrenta, paskui vėl reikia prisukti varžtelį, kad čia. Tai vat, valdiklio, ethernetinį valdiklį pasistatysiu dar switchas, kadangi jis neturi ten dinbegelio montavimo, tai dedu ant skydo šono iš vidaus, ten žiūrėsiu, kaip ten pagal situaciją, paskui kai baiginėsiu montuoti. Tai pajungimus prasidėsiu nuo tų vietų, kur labiausiai užknisa, o užknisa tai ekranuoti kabeliai, tam biškį reikia daugiau laiko pasiruošti, tai va pasiruošiau jau vienas ekranuotas kabelis iš dažnio keitiklio į variklio pajungimo rinklės ir temperatūriniam jutikliam, kadangi analoginiai signalai, taip pat naudoju ekranuotus kabelius, kad apsaugot nuo išorinio elektromagnetinio triukšmo. Tai vienas kabeliukas iš dažnio keitiklio ir 4 kabeliukai iš valdiklio analoginių inputų modulių. Tai ten varžinis inputų modulis. Pasiruošiau, tarp kitko, kas dar liečia, sumatęs dar kitos kompanijos, ekranui naudoja, žmonės gal sakykim, kaip toks įprotis, naudoja izoliaciją ekranui izoliuoti. Kadais ir aš naudojau, jau senai perėjau prie termovamzdelių. Žiūrint iš tos vizualinės pusės, gerokai gražiau atrodo toksai paruošimas. Su ta izoliacija, tai ten žaidimas gaunas. Vynioji. Aišku, rizika, kad ten kažkur kažkas prisidės, tai gana maža, nes ekranas ar taip į žemę, tai ten korpusą turi liesmus. Svarbiausia, kad būtų kažkiek izoliuota ir neprisiliestų prie fazinių. O ekraną žeminu iš abiejų pusių. Čia kas liečia variklio dalį. Šiaip komunikacijai kokioj ar analoginių jutiklių moduliuose, kabeliuose, tai ekraną žemint signaliniai daly ten rekomenduoju iš vienos pusės. Šiaip tai esu turėjęs tų situacijų, kad kartais geriau veikia iš vis, kai tas ekranas yra neįžemintas, negu kad įžemintas. Tai čia iš principo tai geriausiai yra pasiruošti tą variantą, kad jeigu įsižemini iš abiejų pusių, o signalas, komunikacijų žemini iš vienos pusės, išsitiri tą sistemą, matai, jeigu ten šokinėja kažkokias reikšmės, dar kažkas darosi, tai galima pasižaisti su ekranu. Kas yra tekę iš praktikos susidurti, tai gana senai buvę, nežinau kaip dabar situacija, ant didelės galios variklių, be didelę galią, 50 kW ir daugiau, tai ekraną žemindavom iš vienos pusės, iš dažnio keitiklių, nes tiesiog dažnio keitikliai nedirbdavo.
klaidas mėtydavo, jeigu žemė iš abiejų pusių. Nesu tikras, dėl ko taip atsitikdavo, tiesiog dar tie metai buvo, gal ir tas praktikas neturėjau, nelabai kreipiau dėmesio, žodžiu, kaip liepia padaryti, tai padarydavau, žinai. Bet ką dabar esu užmatęs taip internete, kad gal netgi specifinius kabelius naudoja, tokius didelės galios varikliam, ten tas ekranas taip įdomiau padarytas, keli sluoksniai lygtais, kiek žiūrėjau iš nuotraukų. Tai jei kažkokiu ten didelės galios variklių kažką jungiate, būtų įdomu sužinoti, kokia jūsų patirtis, ar yra tekę susidurti su to, kad iš vienos pusės turi būti tik tai žeminta, nes kitaip nedirba, ar ten kažkokius specifinius kabelius naudojat, ar kažką. Tai jungiuosi dabar tiesiog tos signaliukus. Tai va, pasijungiau analogą, atrodo maždaug taip. Ir iš variklio atrodo taip, čia aišku labai trumpi, iš principo būtų galima net dėtis paprastus laidus, bet čia neįtakotų tikrai darbui, mažos galios variklis nebus čia tokio triukšmo, bet tiesiog dėl bendros kultūros dedam ekranuotą. Ir dabar ties koks mano sekantis etapas, ką pasijungimuose darysiu, tai manau, kad jungsiuosi nulį, neutralią, mėlynus laidus. Viskas turi sueiti į nuotekerėlę. Tai nuliai pajungti, čia pasipirmečkau kažkiek tais, galiausiai čia tie 4 laidai, aišku, yra žmonės, kurie nejungia daugiau negu 2 laidų į vieną skylę, vieną angaliuką. Svaršiau irgi, ar čia pasistatyti kažkokius terminalus nuliai, kad atšakoti, bet aš tos taisyklės čia nesilaikau, ignoruoju tokius pasakymus, jeigu man tvarkingai išeina pasidaryti, tai dedu, nors ten ir 3 ar 4 tos laidus į vieną angaliuką didesnį, nematau iš elektros pusės, iš elektronų judėjimo, nematau, kad čia kažkokie tai niuansai būtų. Gerai, kažkiek žeminimų pasijungiau, čia pasistatysiu dar žeminimo varžtą. Tai su jėgos grandinė maždaug tiek dabar ties, kas paliko čia užsimaitinti, bet čia iš kirtiklio, tai paskui kaip plokštę įsistatau, jau tą darau. Čia biškį įsigazavęs buvau su 1 nuliu, tą nulį pasileidžiu per kontaktorių. Tai tiesiog čia nėra čia jokio užrašo, tiesiog balto kembriko užsidėjau, kad tokia kaip ir žymė, kad atkreipdėmėsi, kad tas nulis nėra tiesiai iš sistemos, iš nuotekerėlės. Jis pasiduoda per kontaktorių, kodėl čia sujungiu ne tiesiai, o per kontaktorių, tai čia tas, kaip ir sakau, vienfazis siurbliukas valdysis, jeigu kada nors jį pastatyti. Būna užpila tos siurblius, išmušinėja nuotekerėlę, tau nebūtina, kad fazė, sakykime, susijungtų su įžeminimu ar su kažkuo, kartais užtenka tiesiog nulį su žeme sujungti, jeigu skydė yra įtampa ten kažkiek tais kažkokia galia pajungta, kartais užtenka to, kad išmestų nuotekerėlę tiesiog kai nulis susijungia su įžeminimu. Vis tiek dalis nueina per nulį į įvado padavimą, sakykime, o dalis gali elektronų pratekėti per žeminimą, tai dėl to išmeta nuotekerėlę. Tai jeigu čia būtų tiesiai pajungti ir, sakykime, tokioje situacijoje atsidurtume, teoriškai mes kaip ir nežinotume iš tikrųjų, iš kurio taško išmušinėja tą nuotekį, gali būti ir iš kitų siurbliukų, kurie yra tiesiogiai pajungti, ar ten iš degiklio nulio, sakykime. Tai kadangi va taip pasidarom, tai sakykim taip, kad tokiu atveju, jeigu taip nutiktų su to konkrečiai siurbliu, tai tokiu atveju tą nuotėkį išmestų tik tada, kai startuojam,
kai jungiamas tas kontaktorius, tai kai jungiamas siurblys. Toks biški duoda, iš techninės pusės duoda truputį aiškumo, nes pastebi tiesiog, kuriuo momentu išmeta tau, kad paleidinėjant siurblį, tai gal siurblį ta bėda yra. O jeigu ten tik pajungus įtampą tau metą nuotėkį, tai pradedi tikrinti visus nulius, viską, kur kas gali užpilta, nebūtinai, sakau, ten fazė pasiduot turi. Tai va toks niuansas. Tai tiesiog tą nulį pasižymėjau, kad nebūtų čia paskui kažkas tai tikrinsis, kodėl čia nėra nulio, o dėl to, kad jisai kontaktorius nesuveikti. Jeigu čia, iš techninės pusės žiūrint, jeigu čia kažkada kažkokią aptarnavimą darysis ir... Susijungiau, kas yra ant plokštės, žymėjau, porą lipuškių pritruktočių paskui įmėsiu. Kas įžymėjimo, tai žymi laidus dažnį keitiklį, jeigu reikėtų pakeisti. Vėlėse nereikia čia nieko tinginėti, kad pakeistum. Kontaktoriai, tai čia maždaug pasifotkinto, jeigu reikėtų. Čia niekada ne. Labai retai, kada žymiu kontaktorių laidus. Valdiklis fiškės išsitraukia, tinginėti nereikia. Čia padariau žymėjimus, jungiasi bėgiklio kabelis, kadangi ten biškį tas pinautas ne iš eilės eina. Tai surašiau ten iš kitos pusės, kokie stovi kontaktai. Tai va, kažkiek pasiprograminau. Dar ne iki galo, gal truputį dar pažaisiu su interfeisu. Kažkokių nustatymų truputį daugiau įmesiu. Ką pasidariau, tai prasimečiau dar RS485. Kabelį iš valdiklio į dažnio keitiklį, galvoju, gal kažką dar truputį dasidėsiu, matysiu, kaip čia su tuo laiku, kaip čia su tuo noru kažką daryti. Trumpai gal apie programą pačią, ką dabar paskutiniu metu pradėjau naudoti, tai, sakykime taip, meniu juosta yra apačioje, tai čia toks mano kaip ir standartas, ilgą laiką buvo. Bet paskutiniu metu pradėjau naudoti būsenos juostą viršuje. Tai būsenos juostą susidedu kažkokių mygtukų būsenas. Šiuo atveju tiek mygtukai, tiek 2 ir 3 padėčių raktų. Priežastis, kodėl tą darau, yra pasitaikę ant vieno įrenginio užstrigo kažkuris ten ar start ar stop mygtukas ir gamintojai tiesiog nepasileido įrenginys. Tai ne gamintojai, vartotojai. Tai dabar padariau tokį, kad matytų, ar tas mygtukas yra paspaustas ar nepaspaustas. Tai šiuo atveju turim avarinio stabdymo mygtuką, ten dabar paspausiu, užsidega raudonai. Ir ką dar čia įsidėjau, tai turim 3 raktus, 3 padėčių, 1 2 padėčių, tai pirmas bus sulčių siurblys, yra rankinis režimas ir automatinis. Rankiniam režime dariau, kad kaip pervedu, kad užsidegtų raudonai, automatiniam, kad žaliai. Tai iš principo rankinis režimas, ten daugiau toks serviso režimas, nekreipsiu dėmesį į kai kurios parametrus. Tai pirmas dalykas, rankinio režimo greitis bus 1, automatiniam režime ten keliais greičiais dirbs, plus nekreipiu dėmesį į jutiklių parodymus rankiniam režime, jeigu ten maksimalus lygis užsidegė talpoje, kad vis tiek piltų. Ir yra dar sulčių jutiklis, tai irgi ignoruoju jo parodymus automatiniam režime, jeigu ten nedetektuosiu to, tai to sulčių tai tiesiog sustos, nepasileis siurblys, kad ant tuščio nedirbtų.
Tai vat vienas toksai dalykas. Čia vožtuvas irgi rankinis 0 auto, tiesiog atsidaręs rankiam režime jau ten atidarai, jau veikimas tas nepriklausomas, sakykime, automatiniam žaliai. Nu ir pečiaus degiklio valdymas, tai čia jau tik tai dvi padėtis išjungta, įjungta, čia daugiau toksai išjungtas ir automatinis gaunasi. Tai va, tai pečius, jeigu tarkim užduota pečiaus temperatūra būtų 20 laipsnių, dabar čia temperatūrinis daviklis kelis pasijungiau, nu vat 22 laipsnius rodo, vat pečius atseit įjungtas, bet degiklis nedega, kaip matom, jeigu pasididinsiu temperatūrą, tai vat užsidega ir tiek. Kažką dar įdėsiu, gal šį čia, nežinau, pasižiūrėsiu. Valdiklio ciklo laikas maždaug apie 7 milisekundės ir laikrodis kiek valandų. Du grafikai, vienas vandens temperatūrai, kitas sulčių temperatūrai. Pečiaus temperatūra čia nusistato, čia histerizė, kad čia iš tikrųjų tai tas inertiškumas biški yra, tai čia tą ant pečiaus galima pasidaryti histerizę, kad ir 0 laipsnių, bet padariau iki 5, man gal dar praplėsiu tas ribas histerizės, nes būna žmonės kartais nori žiemą pasilikti pečių, kad veiktų ir prašo, kad didesnę histerizę pasidaryti, tiesiog, kad ten, tarkim, pakėlė iki 40 laipsnių ir tegul ten krenta iki 20 ir vėl tada tik tai įsijungia, kad nebūtų tų dažnų on-off, tai dabar tas padaręs iki 5, bet gal padidinsiu ten biškį tą histerizę pečiai, šiaip paprastai dirbant, tai 0 ar ten 1 laipsnis yra maždaug tas toksai, vat, kur turėtų būti. Sulčių pasterizavimo temperatūra šitam grafike, sakykim taip, juodai brėžiu ant grafiko užduota, o paskui tos kitos spalvos, tai sulčių temperatūra pasterizatoriuje, raudonai, žaliai yra sulčių temperatūra išpilstymo bačkoje. Vizualizacijos langą galim pasižiūrėti, čia maždaug, rodo, pečius dega, išeinančio vandens temperatūra, grįžtančio, dabar čia ant grįžtančio nepajungtas jutiklis, kitam langę papasakosiu, čia pasiduoda į pasterizatorių vanduo, ir va matom, dabar tas atseit sultis, aš čia užsitrumpinau jutiklį, tarp kitko, kad veiktų. Matom, sulčių siurblys įjungtas, sultis cirkuliuoja per pasterizatorių vidinį kontūrą. Jeigu, pavyzdys, atidarysiu vožtuvą, perjungiu, tai tada jau sultis gaunasi, teka per pasterizatorių, bet nebegrįžta atgal, o pasiduoda į išpilstymo talpą. Įjungiant auto, užduosiu, tarkim, pasterizavimo temperatūrą čia 20 laipsnių, tai jau turėtų kaip ir atsidaryti į tą. Tas vizualizacijos langas retai, kas čia daugiau toksai indikacinis, kad pasižiūrėt, kas vyksta, jeigu kažkas nutikė. Čia sulčių jutiklį įsidėjau, paskui biškį su interfeisu dar pažaisiu. Turim pranešimų langą, pavyzdys, kad yra avarinį stabdymą paspausiu, ne? Avarinį stabdymą susidegė, atleidžiu, dabar dar nepasijungęs pulto, ten yra reset mygtukas, tai tiesiog šitaip suveikinsiu. Yra nustatymų langas, tai nustatymų lange, tai turim tos 4 temperatūrinius jutiklius, ištekančio vandens, grįžtančio vandens, sulčių ir sulčių temperatūros išpilsime. Tai nustatymų lange galima pasirinkti temperatūrinio jutiklio tipą, ar tai bus PT100 ar PT1000. Procese realiai reikalingi tie 2 ištekančio vandens, tai pečiaus valdymui, ir temperatūra
pasterizatoriaus. Pasterizatoriaus jutiklis, tai va tie du kaip ir reikalingi proceso valdyme, kiti du, tai čia daugiau indikacija grįžtančio vandens. Dabar po ranka turėjau du jutiklius, tai tik du pasijungiau, tai kitus atjungiau, kad čia mano lermų nemestų, bet jeigu, pavyzdžiui, pasirinksiu PT100, tai jau matom temperatūrinio jutiklio gedimas, kadangi nepajungta, tai jutiklis tai išmetu pranešimą ir, tarkim, šičia va šauktukas susidega prie to, kad visgi kažkas negerai su jutikliu. Galim PT1000 pasirinkti. Analogiškai su šituo. Tai 4 temperatūrinio jutiklio gedimas. Ir matom čia vat užsidegė šauktukas, kad visgi jis nepajungtas. Jeigu pasirinksiu PT1000 vietoj PT100, taip pat išmes klaidą. Tai vienas temperatūrinio jutiklio gedimas, jau pečius išsijungia, kaip matot. Ir dar galiu pasterizatoriaus temperatūrą sugadinti. Sulčių temperatūra pasterizatorė jau vožtuvas užsidarė. Ten var nėra, gal net ir siurblį galėčiau sustabdyti, bet įjungtas, nežinau, ant auto palieku, tegul cirkuliuoja, nėra ko ten deginti prie senelių tam pasterizatorė, sakykime, jeigu sustos, tai biškai degins tas sultis prie pasterizatoriaus senelių, tai geriau tegul cirkuliuoja, jeigu įjungtas siurblys. Dar vieną langą čia tokį, tą paspaudžiu. Čia tokie pirminiai nustatymai jutiklių, dadėjau dar vieną nustatymų langą, čia tiesiog mygtukai stačiau. Laikroduko nustatymas 10 sekundžių, dabar ties kas čia per daiktas yra, sakykim, sulčių lygis pakilo iki maksimumo sulčių talpoje, užsidarė tas vožtuvas, kad nebepiltų. Siurblys toliau cirkuliuoja, bet jeigu, pavyzdžiui, mano pasterizavimo temperatūra, tarkim, užduota, kaip pavyzdys, ten 50 laipsnių, realiai ten 80-82 maždaug, kaip pavyzdys, gerai, 82, pečiaus temperatūra ten užduota kokia 95, bet jeigu, pavyzdžiui, turime dabar ties sulčių temperatūrą 82 laipsnius, užduota ir jinai yra tokia pasiekta, sakykim, ir pasterizatoriaus temperatūra vandens yra jau virš tos ribos, sakykim, nesvarbu, kad užduota 95, bet tarkim pakilęs pasterizatorius jau iki ten 85 vandens temperatūra, tai va čia yra tas laiko tarpas, po kurio atjungsiu degiklį po 10 sekundžių. Tai skaitant, ką čia parašiau, sulčių lygiai išpilstymo talpoje pakilus iki viršutinio lygio yra lyginama pečiaus temperatūra su užduota sulčių pasterizavimo temperatūra. Jeigu pečiaus temperatūra aukštesnė, pečius už sulčių pasterizavimo temperatūrą, tai pečius išjungiamas po užduoto laiko. Padariau 10 sekundžių, ten, nežinau, galima ir 3 sekundės, ar 5, ar 100, kiek čia, nežinau, kokia čia riba, iki 600 sekundžių nuo nulio. Toks parametras, kad tauso tiesiog kurą, jeigu ten, sakykime, žmonės išėjo pietauti, kad ten be reikalo nekaitintų, pakrista temperatūra pečiaus, tai įsijungs vėl. Vis tiek į šitą išpilstymo talpą nepila tuo metu. Toliau, čia turime jutiklių tipą, normaliai atviras, normaliai uždaras. Max lygis ten plūdė, sakykime, pasijungia į šitą. Yra buvę toks niuansas, kad užsakėm tas plūdės iš vieno Lietuvos gamintojo. Viskas gerai veikė, kol nepašilo ta plūdė, tada plūdė tai paprastas toks metalinis stripukas, kuriame yra kuriame yra kontaktas suveikiantis į magnetą, o
pati plūdė yra magnetas, tai sakykime, kokia pusė tą plūdę užmauni ant to stripuko, viena ar kita, tai ten taip ir buvo realizuota, kad vienu atveju normaliai atviras, o jeigu kita pusė perdėjai, tai normaliai uždaras gaunasi plūdės signalas ir yra buvę, kad paprastai naudoju normaliai uždarą. Yra signalas iš sulčių talpos, tai reiškia, kad galiu pilti, dingsta signalas, reiškia, negaliu pilti. Bet gavosi taip, kad pakaito ta plūdė pati ir pradėjo ten tikslingai nebeveikti. Tai ką padariau, tai tiesiog apkeičiau tą pačią plūdę kitą pusę pastačiau ir kitoj būsenoj, kaip sakant, gerai veikia. Tiek, kad reikėjo programai pakeisti patį jutiklį, invertuoti signalą visur. Tai pradėjau, dabar turiu tokį pasirinkimą, kad būtų galima pasirinkti, ar jutiklis yra normaliai atviras ar normaliai uždaras. Čia, pavyzdžiui, dabar pasirinksiu normaliai uždarą, užsidegė, kad max lygis pasiektas, ir įdomu dabar tos 10 sekundžių, jeigu praėjo tos 10 sekundžių, pečius ir išsijungia, kaip matot, nes pečiaus temperatūra aukštesnė už užduotą temperatūrą. Jeigu užduotą temperatūrą padarysiu aukštesnę, pečius įsijungia. Matom, užsidegė degimas. Tarp kitko, kodėl tas laiko tarpas gavosi tik vienam kartui. Turbūt, kad pasiekus max lygį pasilyginau po 10 sekundžių. Po 10 sekundžių pasižiūrėsiu programą, gal ten kažką pakoreguosiu, bet čia gal netokia didelė esmė, sakykim. Vieną kartą suveikė, po 10 sekundžių kitus kartus, tai taip nenusiresetino timeris. Gerai. Tai tas ir svarbu kiekvieną tašką prasitestuoti, pasižiūrėti, ar kokių klaidų nepalieku. Ir sulčių jutiklis yra tas, kur čia rodo, ar yra sultis, kad siurblys nedirbtų. Tai jeigu dabar vėlgi aš jį pakeisiu į kitą kontaktą, galiu fiziškai ten tą laidą ar jutiklį pajunginėti, bet gal taip paprašiau mano nofo pasidaryti. Žiūrim, sulčių jutiklis. Ir aš ten uždėjęs laiką programai 5 sekundės, berods, ar 3, dabar neatsimenu, išsijungė. Padarysiu gal nustatymuose tą laiko įvedimą, daugiau ten gal laikų bus. Ką dar čia į gamintojo langą įdėjau, tai 3 kalbos, lietuvių, anglų, lenkų. Nežinau, kaip man čia sekėsi tą lenkų translatų. Kažkaip numatytas dabar nustačiau programai, kad būtų lenkų kalba, kad ten kiekvieną kartą nereikėtų pakeitinėti įjungus įrenginį, kad kiekvieną kartą pasirinkinėti. Dabar taip susimečiau viską, paskui biškį pasižaisiu gal su tuo interfeisu daugiau. Ir galvoju, turiu 3 greičius ant variklio. Nežinau, valdau per diskretinius, kartais žmonės klausia, kodėl nedarau valdymo greičio uždavimo per RS485 tiesiogiai, ar tam pačio dažnio keitiklio nevaldau ranų tų visų signalų. Kol vienas dažnio keitiklis ar 2, tai dar pakankamai dar pusė velnio veikia, bet jeigu turi ten daug tų dažnio keitiklių, ten 5 ar 10 ar 20, tai prasideda sistemoje tiesiog lagas atsiranda, nes visgi Modbusas RS485 protokolo per RS485, tai
ta komunikacija nėra labai greita. Tai vėlgi nuo aplikacijos tipo, nuo proceso priklauso, ar kiek man svarbu tas greitis. Jeigu man ten kažkokį jutiklį davažiavo ir turiu iš karto sustoti, tai kartais gali užlaginti net iki kelių sekundžių, sakykime. Tai paprastai valdau per diskretinius. Ir šį kartą valdau per diskretinius signalus. Čia gal įsidėsiu tik tai kokiu greičiu uždavimą, nežinau, pasižiūrėsiu, o jeigu jau neprieisiu prie to RS485 programavimo, tai atjungsiu visai. Tai peržiūrėjau programą, viskas ten gerai su tuo nustatymu, gal tik tais parašiau numatytą laiką 30 sekundžių. Esmė tokia, kad ten yra kaip greitai turiu sureaguoti tą maksimalaus lygio pakilimą. Galima dar į didesnį pasidaryti. Čia daugiau, kai eini pietaut. Gal aktualu ir kaip tu ten greitai pilstai, kaip ten ką. Truputį su interfeisu pažaidžiau, įdėjau tos laikus, kaip ir sakiau. Max lygio jutiklio išjungimo vėlinimas ir sulčių jutiklio vėlinimo laikas ten maždaug, kad kaip maždaug įsivaizduota, aš jį dabar išjungiu vizualizacijos lange. Pasidarom taip, matom jutiklis nesuveikęs, čia pasileidžiu siurblį automatiniu režimu ir va tas eis po 5 sekundžių nesuveiks va tas jutiklis, kas dabar užduota, tai va siurblys sustabdomas. Dabar ką tokiu atveju daryti, tai arba tas jutiklis turi suveikti, arba stabdau siurblį ir vėl paleidžiu. Perjungiu iš automatinio režimo į išjungtą būseną ir tai va tas toksai, gal ten oro kažkur papuolė, tai va tą laiką įsidėjau, kad būtų galima prasivaryti, sakykime, taip pat. Maždaug taip. Taip, ką čia dar dadėjau, kol kas daugiau nieko nedadėjau. Maksimalus lygis 5 sekundės. Čia, kad nebūtų, sakykime, pasiduoda į tą talpą, būna ten tas svyruoja lygis ir kad nebūtų tų, jeigu 0 nustatyta, kad nebūtų tokių staigių on-offų, tik. Ten vėlgi nuo tos talpos priklauso, nuo jutiklio tipo. Būna kai kur elektrodai status, tai jau ten turi min-max tas reikšmės. Kai kas plūdę įstatą ar dar ten kažkokius kitus variantus naudoja. Tai čia irgi va tą laiko pasikoregavimą įsidėjau funkciją. Tai dar kartą perbėgu, ką čia turim. Nustatymuose biškį padariau kitaip. Įdėjau čia vėliavas. Yra ant gamintojo kalbos pasirinkti arba čia. Tuos nustatymus, tuos slaptažodžius sukišau. Kitus. Aš naudojau RS485. Siurblio greitį užsiduodu čia. Lėto greičio nuokrypis, tai reiškia, kaip pavyzdys, dabar užsiduota tarkim 25 laipsniai. Ir temperatūros nuokrypis, jeigu nuo 25 laipsnių mažiau, -1, tai iš to siurblio greičio atimu šitą, jeigu daugiau, plus tas pridedu šitą. Tai dabar matom, viršui dar atvaizduoju siurblio greitį 3,4 Hz. Aš dabar mažinsiu, M4 čia lygų, ten to laipsnių pasikeičia PM4. Dažnai atitiklio, parodysim, kaip taip atrodo. Tai va. Tai namie dar peržiūrėjau video medžiagą, ką čia turiu prifilmavęs. Iš karto užmačiau klaidą.
ten adresus buvau sumaišęs berods 2 su 3, atvirkščiai rodė. Tada temperatūros jutiklio gedimas. Taip tą pataisiau. Čia dadėjau hercai, milisekundės. Ir kas iš nustatymų padariau, jeigu čia įvedi 0, tai funkcija išjungta gaunasi. Daugiau kaip ir viskas, dar supratau, kad kameros rankose geriau nelaikyti. O šiaip jau čia turbūt jau kaip ir baigiu visus filmavimus, nes kompresorius pasijungęs burks čia visą dieną. Tai va taip atrodo mūsų projektėlis. Atsijunginėju pultą.